Sveiki, mano gerbėmiai kanalo žiūrovai. Tokia atsidusimo. Šiandieną šiaip yra viena tokių istorinių dienų, sakykim. Nes yra atsitikę biški niuansų. Buvau čia šeriklėliai kačargui biški pašerti. Nieką nefilminom, nieką nedarėm, nes važiavom šerti, o nefilmuoti. Kas atsitika? Čia turi mane Volvos priekį. Akilesnės akis jau gali pastebėti, kad čia yra biški tarp čiučiu didesnis negu šiaip eina originaliai. Dėl ko taip yra? Taip yra dėl to, kad čia vat šits lonžerons yra ate. Blet, iš apačios vėliau nufilmuosiu. Karoči, čia yra skaniai. Ten yra irgi skaniai. Žodžiu. Tai yra tokių niuansėlių, žinai. Ir biški susigitų mockum draugiškai pasitapšnojom. Tai kas gavos? Gavos, kad čia mockaus galinis rats atsidūrė, o va čia atsidūrė priekinis. Tai va čia kur, kaip čia jums parodydavo protingai. Blet, eiktų nahu, kamera neklauso konkrečiai. Žodžiu, čia priekinis ratskiai atsidūrė va to vietoj, blup, viską į tą pusę. Tai landžikai buvo, taip realiai paėmus, kai yra landžiks va čia taip, ne, tai jisai buvo va tai va. Abudu tokie va buvo. Tai ir nu viskas, čia ta prasme labanakt. Vairuotojo pusės tą landžiką, kur jau baisiai skilęs, tai paėmiau ir po to, kai jau atitampėm su mašina, tai aš jį po to paėmiau su rankom, jau sukinėjau iš šonus. Čia yra labanakt vaikučiam. Tai ką mes darysim? Pasišnekėjom su techninės komisijos atstovais, varytojais. Sakau, žiūrėk, yra tokia situacija, ar tvirtint, ar galiu pjauti ir daryti kitus. Saka, iki traversą tvirtinimą, saka, gali pjauti daryti iš vamzdžių. Liuksas, viskas. Taigi, ką mes padarėm, nusipirko metalą, vamzdžių, įvairaus dydžio. Va. Čia yra vamzdis 32 mm pločia, tai čia jau yra tas bajavasis krešbaras, kur bus. Iki aplinkui radikus, aplinkui ten nuo landžikų. Tada čia bus koja bamperio laikiklė, o čia bus grinai bamperio vietoj balkė, krešbarą darysiu iš tokių 20 mm. Nes kad jie būtų jau tada tie minkšti, kurie kenties, jeigu ką. Ir žodžiu, pasidarysim. Kiti žmonės per krešbarus, būdžiūnis daros krešbarus. Nes kai visą laiką viską reikia pačiam pasidaryti, prasipist, prasikeikt. Ir tada va taip va būtų. Tai va ir einam pistis ir keiktis. Nu tai va, dabar ką geriau suprastumėt, kas atsitika. Čia yra kamps taip, kaip turi atrodyti. Čia viskas, nu čia biški buvo, blet, kur čia. Va čia biški matos, kad buvo padrožta, nes jisai kai buvo sulinkęs, čia buvo atėjęs atgal. Bet kai atsitampė, grįžo į vietą. Viskas liuks. Bet čia pavyzdžiui, kaip matom, kad viskas yra sulindę vidun konkrečiai. Tai dabar čia viską reikės apardyti. Nežinau, žiūrėsiu, kiek dabar čia to viso palikti ir kiek pjaut lauk. Tai šiaip nurenku visą snukį toliau ir kad būtų plika graži ta Volvo man. Nu tai ką čia turim? Turim Volvo jau nurengtą, sakykim. Tai va, dabar galim apžiūrėti iš arčiau. Čia, pavyzdžiui, tam, kad iš tam... Palauk, nusileisiu į duobę netgi. Opa. Tai žodžiu. Čia, va, pavyzdžiui, baudžiūnė kablys, kad galėtų tempti. Pat susivirinau krūtai labai.
Čia yra vateliks. Toksai yra dabar, sakykim, sutvirtint zateškiam, nes šiai va čia turėjo būti privirins. Bet iš patokį man čia viskas nulinka ir jisai. Ir nenorėjo labai tampytis tie landžikai, kol jie buvo sujungti tarpusavį. Tai aš to šėryklai zik nupjoviau ir atitampėm jos su mašina po vieną landžiką. Tai viskas okei, bet va čia pavyzdžiui galit matyti skilimą. Čia yra pyzė. Nu čia irgi per skilę. Nu tai čia viskas, ta prasme nebėra. O čia jau kiek yra skilė tvarkyta, skilė per naują, tai net nežinau. Tai va dabar ties čia va. Let kažkaip reikės čia gražiai pasimeruot. Su bulgarkė viską į labanakt. Ir tada nu jau bus reikalai tada. Bet smagu šiaip. Nu, nesmagu gal tik tas, kad šiandien yra antradienis ir aš dar labai ilgai negalėsiu būti. Nes varysime Eurovizijos, šiandien reikia Tarsę palaikyti. O sekmadienį treniruotę, tada mašiną turiu važiuoti jau. Tai realiai turiu ryt po ryt pasidaryti šitam dalykui. Ai, dar va koks vienas dalykas. Ką padarė Kačargas su mano padangom priekiniam. Vapšė nulupa. Aišku, nu čia ilgas naudojimas su kemberiu ir tų autų baisiniu, bet atlupa konkrečiai. Tai kitoj treniruotėje bus jos sudėtas į galą ir suvažiuotas iki galą. Tai va, dabar galim vaizdžiai pademonstruoti landžeronų tvirtumą. Blet, užsikabino. Nu sakykim, gal nėra, kad čia visai gerai laikytųsi jau jie. Biški trūkst jau kažko. O kaip čia kitoj pusėj? Kita pusė dar biški geriau šį. Ohoj, tvirta čia. Galim net nepjauti. Blet. Biški neprifilmavau gal. O, apsisukt reikia. Tai žodžiu. Televizorius. Senas. Ačiū už tarnystę. Wow. Čia vat, šitą. Bet aš čia kažką dar pisuos, bandau gražiai atpjauti. Gerai, čia po to. Gerai, žodžiu, čia reikės per daug kartų taip į viršų, į apačią. Kol atpjausim. Aišku, diskelis biški paės irgi nelabai padeda. Nu, bet... Nu ką, gerbiamoji publika, turim šiaip iš tikrųjų kitą dieną. Volvo priekį šiai minutiai turim va tokį. Tai dar čia pripjojau šituos, kad būtų patogiau prieiti, žodžiu, čia visur apvirinti. Nes vis tiek čia jau maža problema bus šitas kartas pagaminti. Tai va, apsišveičiau čiut su dratiniu čia aplinkui, pasižiūrėti situaciją. Viskas kaip ir pohui, sakykim. Pasidariau plokštelės šitas, prie kurių kabinsis. Tai jas irgi dar reikės apsišveisti. Nu, kad jos taip, kaip čia pasakyti, blet, fokusuok, kad jos tiesiau sueitų. Nes aišku, kad pasislinka, kol grėžiau vieną per kitą. Nu, žodžiu. Bet reziumė, kaip atrodys, blet. Nu, va tai, va, sakykim. Bus privirinta. Ir dabar į tas plokštelės, va taip, va, čia kur yra tie varžtai. Nu, tipo. Tokius sudedu, apvirinu, karočią, kad būtų kaip špilkos jau nejudinamos. Pasidarau tokį variantą ir tada prisivirinam čia. Ir tada jau bandysim eiti lankstytą vamzdį, čia bus įdomiausia dalis.
Dar kokia yra visai tokia, sakykime, įdomi detalė, kad pavyzdžiui dabar aš esu nusipjovęs viską. Bet ar tiksliai yra išmatuota kas nors, pavyzdžiui, kaip buvo, kokią ilgį reikia, tai nėra. Tai matysim, bet šiaip aš gal ir nėra baisiai didelė skirtumą, nes, eisiu ant eilę pasimatuota prasme, čia tas tai viskas okei. Bet aš radiką, pavyzdžiui, noriu biškį į vidų atitraukti. Irgi čia dar taip svarstau dalykus, nes galvoju, pavyzdžiui, jeigu aš atitraukiu interkulerį nuo radiką, jeigu aš atitraukiu, tai radikas šilumą nešildys interkulerę. Ar nėra taip logiška? Tai parašysiu dar šiaip protingesniems žmonėms, paklausiu dėl šitos idėjos. Bet taip, kol kas galvoju. Bet šiaip nukeista matyti Volvo va tokią va. Tuščia plika. Ble. Tai žodžiu, dabar yra visi mąstymai kaip sulenkti, ne? Vamzdis yra 3-2 mm skersmens. Storas. Tai čia neišeis man įkišti sieną ir nulenkiu. Tai dabar kaip galvoju daryti. Čia esu pasižymėjęs biškį su pieštuku. Nes pieštuks yra pakankamai pigi priemonė, kuri ilgai laiko ir ją taip ištiesiai kartais nesimata, pažiūri kampų matos. Visai zaibys. Tai čia susižymėjau kas 2 comus atstumus. Tai čia yra su iksiuku, kur pjaut, čia nepjaut, čia pjaut, nepjaut, pjaut. Karočią, pradžiui tiek. Tai kaip galvoju daryti, kad įpjaut gražiai ale. Įpjaut pirmą į vidurį tiesiai, beveik iki galą. Ir tada 2 tokius bzzt. Nes man reikia tokį tiesų trikampį išpjaut. Ir aš nežinau, kaip man jį pasižymėti, nusipiešti, kad būtų iš karto išpjaut. Tai dar porą minučių parūkysiu, pagalvosiu, kaip nupiešti tą trikampį, o po to jau pjausiu pajebat. Nes čia toks dalykas, aš kur manau, kad kiek tas vamzdis čia 13 eurų kainavo. Aišku, geriau nemėti tų euriukų. Bet darai ir bandai, veiks arba neveiks. Aš kažkaip nematau reikalą apsikrauti per baisiai šį kartą. Kažkiek išpjojau, kažkas pasilenkė. Va. Ir man atrodo, kad tokiu metodu išsipjaus, dabar čia pasiliks, čia išsipjaus, cik. Ir gražiai čia viskas pasidarys, iš esmės. Tikiuos, gal ir ne. Plius minus iki tiek pat, kiek pjojau praeitą, po gilių, čia, nežinau, kiek čia man kiek ne į tą pusę. Gerai bus. Tai tuo metu pasidedam kavos puodelį. Va čia aš pilkutės užsivirinsiu. Apsišveičiau, bzz. Ir manau, kad... Ne, šiaip užvarysiu aš jo mėsos gerai. Reikia tvirtai čia. Tai dujų balioną reikia pasijungti. Sangės pasiėmiau. Tuoj čia ras. Bet net nefilmuosiu, nes nežinau, ar iš tikrųjų sensorių pisa ar nepisa ta šviesa ir tokia ryški. Tai jau iš po to, kai GoPro sudeginau, virindams nebenoriu. Susnargliavau čia viską. Čia tai iš aparatą pačią lent laukan. Bet daugiau tai visur čia jau pisau, riebiai tikrai kiek mano sugebėjimai leidžia. Gali sakyti, ne, čia kitaip reikėjo. Ne, aš darau kaip aš moku. Ir viskas. Ir yra padaryta. Einu parūkyti. Buvau pamiršęs, kad kamerą turiu. Laukia turim lietutį stiprų. O garažę turim... žinoma. Bet nežinau, kur baigiau filmuočiai. Bet šiuo metu Crash Barenzas mūsų yra va tokioj va būsenoj.
nežinau, kampai šiaip neaštrus, ta prasme, neprakirtinės baisiai, žinai, durų da kažką. Aišku, čia nieks nešvysta, nieks nedaryta da tik tai. Tai va, užmes tik tai ant prikolo jisai. Bet prisispaus kažkaip. Nu, tipo, nėra gal pats mega tiesiausias, koks tai gali būti. Bet šiaip tai paėmus, kaip mano inžineriniam skillam, tai čia yra viskas normaliai. Tai dabar šį žodžių prisisuku, taip tipo, kad laikytos ant poros varžtų, kad būtų vietų, kurioje ir bus. Ir bandysim dėti radiatorių. Nu, šiaip jau buvau į tą radiatorių primėtęs, taip tiesiog. Bet kas gaunas, kad nichuja dar nedėsimės radiatorius iš tikrųjų. Nes va, dar ko nedarau, tai va čia telika. Šitą, kuris nu toks šiaip yra. Aišku, čia kaip prisitaškuos, tai bus geriau, tipo. Bet aš turiu nusipirkęs va šitą metalo juostelę, tokia čia yra 2 comų pločiainai ir čia yra 2 metrai. Tai aš iš jos kažkiek padarysiu tvirtinimu, nes noriu padaryti tvirtinimą va čia, per vidinę pusę, kad nebūtų čia taip žiauriai. Nu, nes ta prasme, aš nesu baisiai stiprus, ne? Nu, tai aš negaliu galėti va taip va viską purtyti. Biškai čia reikia sutvirtinti. Šitą sutvirtinsim ir tada nuo jo padarysim va čia dar juostelės. Kad kurva laikytus, biškai tas priekis čiučiu daugiau. Tipo, aišku, nepadarysim per kietą. Nu, tipo, kad jau būtų mega žiaurus. Bet kad nebūtų toks minkštas kaip dabar yra, nes ble, ten nuo šiaip važiavimą perduoja, pisi lempos išsikraipė, nu tai negali tai būti. Tai žodžiu, einu ieškuoti teliką detalės vienos, nes nebedėsiu, aišku, galėčiau teoriškai. Turiu šitą seną, ne, nu, bet jį yra žiauriai kreivo, ta prasme, visom prasmėm. Bet iš kitos pusės. Žiūrėsiu, kaip bus paprasčiau, nes aš ją buvau nupjovęs, su tą mintim, kad dėsiu naują, nes turiu naują. Iš mano donoro senąją universalą. Tai nežinau, kaip čia padaryti pratingai. Nes va dabar ją primetu, ne? Kamerytę padarom. Opa. Primetu, tai nu va čia. Kaip ir vietoj, sakykime, nu žinai, čia aš jau galiu padaryti kaip nori. Bet tai va, žodžiu, nes man reikia šitos pusės, tada čia tarp jų sujungimą, čia kur per vidurį tas trikampis eina, kažkur ten yra. Karočią, šits, ir tada, nu, pasižiūrėt viršutinis radikal laikiklis, kur gaunas, bet tai tam dar ir sparnus jaučiu reikės užsimesti. Nu, karočią, dabar vėl tas, kur tam, kad atrodo padarytum vieną darbą, turi padaryti pašalinių, tokių cuk, nemažai. Ir tada tai gali padaryti tą darbą, žinai. Tai vat taip ir pisamės. Bet zabiai, šiaip Crash Baru tu esu visai patenkins, iš tikrųjų, kaip mano skillam, tai pasidarė visai gražiai susivirina. Tai džiaugiuosi tuo. Visai viskas gerai. Lukas. Sveiki, Baudžiūnio publika. Ką mes veikiam? Klausimas kyla. Man tuo Baudžiūnį padangas. Lukas tai tiesiog atrodo, kad dirbtų pas mane. Koks aš bomžas. Eiktų, pažiūrėjau per kamerytį į save. Tai. Žodžiu, Lukas atrodo, kad dirbtų pas mane įmoniai ir tiesiog atvarė kaip į pamainą. Padangų montuoti. Kai išgirstam, kad Baudžiūnis važiuoja į Madžiūnus. Nori, nenori reikia. Reikia gelbėt, reikia, kad Volvo važiuotų. Ne, nes suprato, kad čia yra biški reikalų. O jūs, vat, paskutinį, ką matėt, kad čia kažką būriu su Crash Baru. Dabar žiūrėk, priekis beveik yra. Tai Crash Baras čia labai gražiai. Bet iš esmės, kame yra visas reikalas. Aš turiu pirmą susiburti lempas, tada, kad galėčiau susiburti bamperio laikiklį. Ir tada susiburt radiką, tipo. Nes kad pasižiūrėt aukščius, viskas kaip atitinka. Nes kol nėra lempų, užsidaręs kapotą nematysiu, kokiam aukštį telikus pastatyti. Kol nežinosiu teliką aukščią, tada negaliu radiką pasistatyti. Ir irgi, kol lempų nėra, negaliu bamperį dėti. Nu, žodžiu, toks yra, kur turi padaryti vieną, kad galėtum padaryti kitą. Kol nepadarai to, negali padaryti pirmą. Nu, karočią, toksai nėra išeities geros. Bet kaip ir pradėta burt.
Biškai laikikliukų cak padarau. Ir pasikeičiau čia teliką dalį. Čia, kur buvo jau baisiai slankstyta, tai čia yra, va, pajudinti čia viskas. Čia yra nuo mano universalą, mėlyna, likęs teliks. Numerė lentelę, tada tik tai... Numerė, kėbulą lentelę, tada nusigrėžiau tik tai ir viskas. Tai panaudojom šitą. Ieškau šiandien pusę dienos, kai debils. Pažiūriu prie metalo laužą išmestą į bačką. Tai nežinau, kas išmetėt, bet jeigu žiūri tą video, tai blėt, nemėtykit be reikalą. Stopdoju mano lopšio laikiklį ten irgi yra išmesti. Nu, žodžiu, čia dirbam. Darom kaip ir radical laikiklį, tai čia nesunkiai subursim. Čia teoriškai netgi būtų įmanoma už kokių 3 valandų vos net testraidą važiuoti. Tipo, be bamperio dar. Bamperių dar užtruks laiką. Nes reikia suvirinti, tada viską nuimti, nudažyti ir tada tik surinkti finalį atgal. Bet rytoj paskutinę dieną, kada galiu daryti, tai nėra to laiko iš tikrųjų. Laikas ne mūsų draugas. Laikas ne mūsų draugas tikrai. Tai va, gerai, iki kito kadro. Kažkada parodysiu, ką vėl padariau. Bet žinai ką, padaryti pūt gal tų garų ten. Nu, bandom. Pūs, nes tas užėjo tenai, man atrodo, kad eina. Ai, oras eina lauk. Reik panelių. Tai žodžiu, kas gavos, kad Volvo dabar yra tokia. Pradėjau aš čia burti tą bamperę laikiklį, nu, tipo bamperę balkį. Supratau, kad pirmą reikia iš tikrųjų iki galo padaryti tą visą crash barą, nes kad suburti pirmą radikus, nes aš galiu ir be bamperio važiuoti į treniruotę sekmadienį. Šiandien yra trečiadienis, o be radikų laikiklę negaliu. Tai kokia dabar yra idėja? Tuoj. Pažiūrim, kaip čia esam. Žodžiu, dabar esam prie Volvo automobilė. Tai vat, pavyzdžiui, čia yra viena vieta, aš noriu matyti irgi. Čia yra vat, vienas kabliuks, kur radiks laikos, kits kabliuks, va čia kuleris laikos. Tai kaip aš dabar galvoju padaryti? Dar noriu padaryti, vat čia iš apačios, vat čia, vat, kad būtų vamzdis. Nu, va, paimkim donkratą šitą. Vat toks, vat. Kad būtų grinai apsauginis tam, kad jeigu jau kažkas smūgis, sugertų ir nenulaužtų man radikų. Bus very smart. Tai kaip noriu padaryti, kad būtų, vat, iš čia, irgi, va, taip pat išlenksiu gražiai. Iš taip ir tada va čia taip skersai bzzt, ir nueis iki čia. Toks va bus. Ir kas gausis, kad aš nuo jo plokštelytės bliupt, vienam kitam laikikliukui ir bus saugu, gražu ir bus tvarkingai. Bandysiu šitaip kol kas padaryti. Jo, nes čia. Aišku, užpiskai dabar viskas čia dar taip palaida, bet negaliu padaryti normaliai, kol nėra tų. Nu, karočią, čia toks tas kompleksinis bybis gaunas. Bet šiaip tai ką, žinau, toks jau yra, kur per daug kažkaip ir net nesiparinu, tipo tokia meninė kūryba užsiemu. Taip, važiuojam toliau kažką. Kurva, aš nesuprantu, ble, čia man vėl kamera apisiproto. Oi, kurva, čia gerai atrodo. Žodžiu, 1:30 yra nakties, viskas, baigiu pamainą. Šiandien nuo 11 rytą. Tai biškai pavargau jau. Volvo tokia, va, kažkaip čia su tuo snukiu jau.
Padariau va čia dar tokį va tą stripuką, kad radikui, prieki radika iš apačios bus, tai iš visą, kad nenuneštų netyčia nieks. Radika, prie jo radika visi laikikliai dėsis iš apačios. Pasidarė, karočią, kažko biškitų dalykų. Pavargau, tai kaip įbižina kas, iš tikrųjų. Ir rytoj dar tokį maratoniuką padarom. Ir viskas, ir pasidarys šią tą mašiną. Gerai čia bus. Nors taip tikiuosi. Net nebeturiu aš jau ką pasakyti jums, žinokit. Davai. Blet, iš tikrųjų gerą gabalą nenufilmavau, karočią reikalų. Tai ką dabar turim, taip fiziškai ant Volvos. Turim, neturim priekį. Bet šitą reikia uždaryti. Tai va, ne, realiai ant Volvos dabar va turim, čia nusiėmiau turbaką savo hitšildą, dariau čia, žodžiu, prieš tai va šitą tarpinę, netarpinę, babinų laikiklis va šits karočiai, ne? Čia yra va dalis šitą, šitie yra metaliniai. Ir buvo pirmoji versija, ta maketinė 3D printinta. Bet va čia netgi matos, kaip nuo karščio, žodžiu, vis lyzdavo į vidų, viskas čia lydės. Ir na, čia yra negerai. Ir man vis atsilaisvindavo ir vis čia drebėdavo viskas. Tai dabar dariau nu tokį, kad va tenės riegis, varžtukai, nu tipo biški ilgiau, biški trumpiau, bet čia biški per trumpai, nes tas laids nėra labai įsitempęs, bet yra įsitempęs. Čia viskas kaip ir gerai jų tas ilgis. Nu bet žodžiu, čia prasisuka, čia per trumps, tai tiesiog pažiūrėjau, kad nuvarysiu geriau rytoj, nusipirksiu tuo ilgasregį neržaveikinę, jis biški kietesnis gal bus. Ir kada jis eis geriau suveršti, nes čia reikia kietesnę varžtą, žodžiu. Tai va, o Crash Bars. Crash Bars yra čia. Panaudojau visgi, čia žodžiu buvo toks, kad labai daug užsipisimą jį laikyti, karočią nebuvo tikrai kaip čia prifilmuoti normaliai. Tai žodžiu, panaudojau balkį stokinį tam kartui. Va, ant tokių dviejų ausikių. Ir va, tą Crash Barą čia nupučiau dabar su gruntu, patiokų, belekiek, viskas išstaškė. Na, tiesiog jau biški pavargau aš nuo jo, iš tikrųjų, gana man jau. Tai va, žodžiu, šiaip tai viskas kaip ir neblogai atrodo. Bamperį ten apsipjauščiau, užsikės, tokias huikės. Tai žodžiu, bus dabar bamperis laisvai nuėmams, ant kelių zateškių ir viskas. Nes ant to balkė, kai jį užmauni, jis pakankamai normaliai laikos. Tipo. Ten iš šonų zateškės bus per vidurį vieną, iš apačios galėsiu parišti. Karočią pasidarys. Tai jo, bet jau, blet, vakarą neik, kada ten mėgotų po 2 nuėjau. Dabar yra 1. Nu tai tas pats bybis, nes dabar va. Viskas eisiu rengtis, jau važiuoju namo. Net nebeprašneku viskas. Bet veids dabar švaresnis negu vakar biškit. Liuks. Tai va, ką tik susirinkau priekį, yra 3 diena. Tai priekis dabar yra surinkts, ne iki galo, aišku, čia nieks neprisukta. Bet vad radikus viską pastačiau vietą. Blet, nu šiaip čia tai paėmus, gražiai atrodo, nėra, kad kristų baisiai akis, ta prasme, viskas kaip ir zaibys. Tai dar čia kaip užsidėjęs oro filtras, čia prisidengs biški bus viskas gerai. Tai dabar reikia dar teliką. Jisai dar, vat, aukštyn žemyn vaikšta.
Tai dėl ko šio dar nevirinau, nes jisai čia yra su ta stokinė skarda, kur man vaisiai nepatinka, nes čia noriu pjaut lauk. Tai dabar prisimatuosiu aukštį, taip kad šitie laikikliai, tipo kapotą, kad normaliai užsidarytų. Tai prisimatuoju tuos, kad būtų, žinai, kad žinot aukštį. Ir tada pėsiu iš tos pačios kaip kitka, kad tvirtinau pleninės juostos. Ir pjausiu juos visus lauką, na čia jų reikia. Jie ten teoriškai gal orą kažkokį ten sulaikydavo biškį, bet pėsiu dabar iš juostos, iš skardos padarysiu difuzorius, kad oras eitų tik pro radiką. Po to galiausiai, aišku, ir cold air boxą padarysim. Daug čia visko dabar darysis, nes dar biškį baisu, kad į oro filtrą vandens nepistų daug. Tai matysim dėl šito. Bet šiaip kol kas viskas atrodo visai neblogai, sakyčiau. Tokia va stovi. Virinu dabar tenai telika pastiprinimus. Taip, nes ten tą originalią skardą virint, blet, man skaudėtų širdis biškiau. Bet pažiūrėjau, kad jeigu jie išpjaut lauk, man dar ir lempas laikiklius reikia padaryti. Apatinius. Bet ten tokius mažiukus. Bet žodžiu, išsimes nahui iki galo. Tai iš esmės šiau tiek nebedaug belieka, kad iki galo vamzdelinis rėmus būtų visas priekinis. Pizda. Tai šiaip aš čia su kapišonu ne dėl to, kad moroziuks, dėl to, kad būnu užsidėjęs, kai virinu. Užsidėdu kapišonu ir užsidėdu kaukę tada, kad biškai šono apsauga irgi kurva, nes kai spjauda kartais, tai nahui. Pripis visur, palaukdavo, nežinau, ar matysis. Va čia pavyzdžiui, iššoka, burboliuks metalą karštas. Ir labanakt, kurio kaip šlyksti žaizdą eiktų nahui. Tai va, žodžiu, kažką darom. Dabar supratau, kad mano visas šits, ne, ką jūs mato dabar videką. Iš esmės yra toksai vlogs, kur aš tiesiog update'us keliu. Padariau tą, padariau aną, kur šiaip reiktų pačią darbą nufilminti. Bet patį darbą, kai darau, blet, aš dirbu, tada nėra kada filminti. Kur va čia reikia kažkaip šitą išmokti padaryti normaliai. Bet šiaip jau trečią dieną, kai eintai, tada pavargau. Vakar antiek šlaunis skaudėjo, ta prasme, kad negalėjau megoti, kai šiaip mėgau biškių sulenkęs kojas, negalėjau megoti taip. Antiek skaudėjo, negalėjau megoti. Nes tas, nuovargė tiesiog, bet ir prie motoro, kai pasilenkęs dirbi. Wow. Bet Volvo įgaunu formą, jau tikrai neblogą, tai manau, kad nemanau, o šiaip tai spėsim viską normaliai. Žiūrėsiu tik, ar šiandien dar, kai padarau šitą, ar daryti kečkeną naują, ar ne. Nes kur buvau padaryti kečkeną, man nepatinka, jisai noriu padaryti tokį, kad iš turbos dar trauktų tos garus vakums ir geriau ten viskas man vedintus. Nes dabar tai netraukia ir prisipilda greitai, kur nėra labai mažas šiaip. Va ten va. Nėra jis mažas, ten yra koks, litrą nėra gal, bet 0,5 kaip minimum. Bet greit prisipilda. Tai reiks kažką daryti normaliai po to. Žodžiu, va tai va. Karo, čia susirinka tas priekis, bet jau aš ant kojų čiut pastovintis. Pirmą nakties, eilinį kartą. Karo, čia, blet, nežinau, iš tikrųjų jau reikalų čia ta Volvo. Bet šiaip, žiūrėk, viskas kaip kad buvę, sakykim. Radiks, va. Tvirtai, blet, viskas tvirtai.
laidai net pats ateiškinti toj pusėje, dar ne. Karočią, bet žiūriu, kad aš jau toks vos ant kojų pastovintis, o rytoj nuo ryto dirbti, tai viskas varau namo. Nahui. Nu ir pabaigai, kokią turim situaciją. Kad mes turim kanalo narių, kurie mok man eurus, babkės, tikras babkės, už tai, kad aš darau kontentą ir esu labai tikrai širdingai dėkingas jum, nes iš YouTube'o jau turėjau vieną apmokėjimą 8 pinigų, per pusę metų uždirbau 8 pinigų, rock and roll music. Tai dabar, aišku, standartiškai, kaip jūs matėte videike. Taip, ala, kur čia yra. Fokusuok, blėt. Žodžiu. 1:30 nakties yra. Tai aš dėkoju mano kanalo rėmėjam. Edvinui Kubeckui. Kubikui faktas visą laiką. Mano jaučiu vien seniausių fanų. Gabrieliui Makarui. Jaučiu seniausias iš mano draugų, su kom dar bendraujam. Reda Daučionienė. Mama mane sponsorin YouTube. Visą laiką mamai dėkingas, kai faktas. Simas Masnikas. Sigučio yra įrodyms, kad geras žmogaus turbūt daug. Tada Greta Kinčinaitė. Labai šunuolė mergaitė, tikrai liuks. Ačiū, kad jūs su Šapkinu esate tokie geri draugai mano ir padedat ir viską, maldies. Ir tada yra Sangmijotjota. Sangmija. Neįsivaizduoju, kas tokia, bet džiaugiuosi, kad esi prisijungus prie mūsų bendruomenės. Tai va, pasirodo ne tik draugai sponsorint Baudžiūnį, bet ir random žmonės. Arba nerandom ir ten yra kažkas irgi iš pažįstamų tik pasislėpę. Nežinau, ačiū jum, iki kitų kartų ir visi geriausi palinkėjimai iki visą laiką. Davai.